Aš ilgai nekomentuosiu, tiesiog reikia padaryti išvadas, dabar toks nusivylimas, aišku, nes tikėjusi visai kitokio rezultato. Iš tikrųjų, galėjom pradėti varžybas kitokiu tempu, labiau agresyviau ir greičiau, tačiau to nepadarėm. Dabar reikia išsianalizuoti savo gynybą, kuri šlubavo gale ir jos sumetė daug taiklių metimų, nužudydamos mus. Beje, buvo kiek ten 4 ar 5 taškai belikę, bet nesugebėjom pasinaudoti tom ir pačios praleidom daug. Aišku, reikia daryti išvadas, nenuleisti rankų, nes dar daug varžybų prieš akį ir gerinti savo žaidimą. Reiškia, dirbti ir dar kartą dirbti. Kaip manai, ko pritrūko tuo metu, kai skirtumas sumažėjo 4-5 taškų, kad pritrūko kojose jėgų matyt ir truputėlį sprendimų teisingų. Pasirinkti tokią gynybę, apie kokią kalbėjom ir nelaužyti taisyklių. Kaip gal ar tas didelis skirtumas šiuo metu atspindi, kad toks ir jis turėjo būti? Manau, kad ne. Tai tiesiog parodo, kad galim pasitemti, reikia dirbti ir aš esu šiaip asmeniškai pati optimistė. Ir gyvenime buvo daug tokių rungtynių ir labai gerų ir labai blogų, tačiau po tokių blogų gali būti labai geros. Tai reikia išsianalizuoti, dirbti ir išvykoje mes jau parodėm, kad galim laimėti, reikia kovoti. Bet kaip sakėt, reikia agresyviau žaisti, bet pritrūko jėgų. Tai jeigu agresyviau žaisime, tai anksčiau tos jėgos dar galėtų pasibaigti. Jeigu taip galvosi, galima neiti aikštelį iš vis. Reikia dirbti taip, aišku, kad jėgos nesibaigtų ir galbūt, kad visos mes tai darytumėm, ne 2, ne 3, o kai komanda yra kumštis, tada jėgų užtenka. Kai viena pavargsta, kita patempia. Aišku, mūsų komanda yra šauni ir labai draugiška, bet tiesiog matyti reikia dar truputėlį sukast dantis ir dar padirbėti.